Žiema toliau siautėja, o mes eikim pažiūrėti į butą, kas jame vyksta, kur stabdomės ir kur stringam. Na, bute visos sienos jau išdažytos, viskas atrodo labai gražiai dailiai, razetės jau sudėtos, atvištas laminatas, ruošiamės dėti grindis. Tiesą sakant, turėjome bėdelių su grindų klojikais, jie atsisako, du netgi žmonės atsisakė dėti grindis dėl to, kad reikia papildomų darbų pasiruošti. Šitos vietos, kur buvo senos sienos, liko tokie grioveliai, juos reikia užbetonuoti. Tarp kambarių yra nelygus levelis, tai reikia išsitiesinti, aną galą reikia pakelti. Žodžiu, reikia pasiknist, netgi du žmonės atsisakė. Bet ačiū Dievui radome žmogų, kuris apsiims papildomais darbais ir padarys mums šią savaitę. Čia turime paruošti ventiliacinį vamzdį, kuris ateina iš ventiliacinės angos ir ateis į gartraukį virtuvės. Ir jis bus po įtempiamom lubom. Tai buvo jį svarbu dabar pasidaryti, nes įtempiamas lubas ateis kitą savaitę. Turi būti jau padaryta. Ruošiamės dėti plytelės. Toliau mes turime problemyčių su balkoniukais. Laukia minusėlis ir balkonė minusėlis ir mes negalime nieko dažyti. Čia iš vis tragedija su langiukais šitais. Čia yra langai į laiptinę. Ir jeigu mes čia tą visą nulupsim, ojojoj, kaip ten šlykščiai viskas atrodo. Dar apačioj toks pat langas. Žodžiu, čia reikėtų užkalti gražiau padaryti. Na, bet nieko, įjungsim šildytuvus, bandysim vis tiek kažkaip čia viską išdažyti. Nu, o šitas balandžių šikinykas. Tai kažkaip prieitą naktį man atėjo sprendimas, kad reikia nupirkti gatavas lentas, nes čiagi irgi negalim dažyti ir čia tikrai neprišildysim su šildytuvais. Tai va, sugalvojom, kad reikia jau iškart paruoštą medį pirkti, apkalti, pakeisti šitą balkį, nuimti naują uždėti ir iškloti žolytę, nes čia yra betonas ir dėti jokių plytelių irgi negalim, viskas atšoks. Tai bandysim kažkaip greitų būdų išspręsti. Tai šiam kartui tiek. Jeigu tau įdomu, kaip pasibaigs šitas butas, kaip viskas atrodys, būtinai spausk subscribe, aukštesnė vertė kanalui. Na, jei turi gulinčių pinigų ir kuriuos nori įdarbinti, būtinai susisiek su manimi, Goda Gedvilienė, ir aptarsim sąlygas. Iki!